vakaras, mėlieji, su jumis aš, jūsų mylimiausia Margarita. Šiandien pristatysiu jums sezono naujieną, kuri palengvins jūsų kasdienę buitį. Pristatau naują virtuvės rakandą, kuris pavers ir leis jums jaustis virtuvės dievaičiais. Štai, naujasis Intelligent Pot. Gal šis puodas iš pirmo žvilgsnio neatskleidžia visų savo turimų funkcijų, bet jūs nustebsite, kaip jums lengvai ir paprastai pavyks sukurti kulinarinį šedevrą. Na, o pats išskirtiniausias šio puodo bruožas yra tai, jog jis turi Wi-Fi ryšį, kuris padės jums susisiekti su Jamie Oliveriu, Beata Nicholson, Nomeda ir kitais, kurie jums pakuždės kokį nors recepčiuką. Na, o taip pat galite įsikelti savo turimą receptą. Na, o koks bus šio vakaro receptas? Pažiūrėkime, paieškokime. Ogi, šio vakaro receptas bus transilvaniškas guliašas su raugintais kopūstėliais. Kita puodo funkcija yra ta, kad jis visą laiką palaiko reikiamą temperatūrą, priklausomai nuo recepto. Na, o kad mėsytė išlaikytų sultingumą, aliejaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 36,6. Na, o jeigu iškyla neatidėliotinų reikalų, pavyzdžiui, tokie kaip mankšta prieš vakarienę, Intelligent Pot pradės gaminti tuo laiku, kurį būsite nustatę. Aliejus įkaito, metas įdėti mėsytę. O, jinai dar neatšyla. Bet nieko tokio, Intelligent Pot susitvarkys su bet kokiais jums iškilusiais maisto ruošimo sunkumais. Vrėmė dla kopūstai. Ne ta kalba. Time for cabbages. Ne, lietuviškai. Laikas įdėti kopūstus. Kopūstėliai. Skanumėlius. Kopūstėliai. Na kągi, kopūstėliai įdėti, reikia tik šiek tiek luktelti. Margarita, pagaminki man buritą. Margarita, pagaminki man buritą. Pagaminta. Laikas prie stalo. Kaip gardu. Intelligent Pot, nes gaminti gali kiekvienas.